ieškomas rusų kalbos vertėjas versti į lietuvių kalbą dvasinę literatūrą. Nepažadukas. Kūnas sielos draugas, mylėk ir būsi mylimas. Aš myliu sielą, aš myliu Dievą ir to pakanka, kad gyventi šitame kūne. Kali Jūgoje viskas atvirkščiai. Čia praktiškai visi nori būti mylimi. Tiesiog reikalauja, kad mylėtų. O aš noriu mylėsiu, noriu nemylėsiu. Kol nauda bus, mylėsiu, o jei man atsibosi, tavęs nebemylėsiu. Skirstomės, susiradau kitą. Mes visur susiduriame su savimi, ausimis, akimis, žodžiais, jausmais, mintimis ir taip toliau. Mes veidrodis, ką transliuojame, tą ir gauname. Draugai, blaivinkimės jogą. Mes gyvensime pagal likimą, o ne pagal kitų norus. Makaronų verslas, kas nesuprantate, praktiškai visi esame išdurti verslininkų. Mus gero gyvenimo ieškotojus sugundė pasakomis. Kodėl taip atsitiko? Todėl, kad nusipelnėme, nusisukome nuo savo dieviškos prigimties. Žiūrint iš šalies į žmonių elgesį, Dievo gaila. Mes elgiamės kaip vaikai pabėgę iš namų. Nepavydėkite turtuoliams, nes būsite tokie kaip jie. Jie nelaimingi, jie bailiai ir pavydūs, diplomuoti vargšai. Laimingas žmogus, pažiūrėjęs jiems į akis, juose mato ubago sindromą, baimę ir pavydą. Todėl nenorėkite būti tokie kaip jie. Gimti turtingoje šeimoje prakeiksmas, o ne laimė. Ką daryti? Visų pirma, atsisakykite žiauraus maisto. Ten jūsų ateitis. Nieko niekam nežadėk, vis tiek neištesėsi. Nepamiršk,
mes gyvename Kali Jugoje. Čia to ir telaukia, kad pažadėtum. Sąžinė bus spaudžiama visą gyvenimą. Bet koks tavo pažadas tave patį ir sunaikins. Čia protas iš nulio padaro problemą ir pats jas sprendžia. Lygioj vietoj prisikabina. Tam, kad nuraminti protą, reikalinga meditacija, joga, autoritetas, į ką orientuotis būtinas kiekvienam. Mano autoritetas vedų šventraščiai, jogos mokytojai. Kiekvienas ieškokite savo autoritetų, mokytojų, kurie gyvena dėl visų gerovės. Žiūrėkite, imkite pavyzdį iš realių dvasingų žmonių, kurie paaiškina, kaip galima ir kaip negalima elgtis. Nekenkimas kitam. Kad suprasti dvasinį mokytoją, pasidomėkite, kaip jis realybėje gyvena, o ne tik per paskaitas, stovyklas ir taip toliau. Kuom jis užsiima, kada neveda jokių užsiėmimų, ką jis veikia laisvalaikiu. Kada pradėsi domėtis dvasiniu gyvenimu, tau išsivalys galva. Tu viską suprasi paprastai. Be rankų, be kojų galima gyventi, bet be galvos tu niekam tikęs kopūstas, pūzras. Pūzras planuoja, Dievas juokiasi. Dievas planuoja, pūzras pyksta. Nustokite melžti Dievą materialiais norais. Vien tik dėkokite už tai, ką turite. Kasdien kartoju. Ačiū, 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 ačiū.